Labas rytas. Važiuoju dar Kuriosarą ir išvažiuoju. Dabar ten pravažiuosiu visą Saremo salą iki pat to kelto, kuris perkels į mane į šiaurinę, į tą kitą nemažą didoką salą. Žodžiu, aš ką noriu pasakyti. Kai aš paklausiau Tito ir paskui tos gydės iš pilies, ką čia Kuriosare, ką čia dar man nueiti, kur nors aplankyti. O aš sakau, čia nieko nėra, čia nieko, aš aišku tenais pily išbuvau, paskui pavalgiau, paskui priešvėję myniau į tą salmą. Ir ten kažkada atrado vikingų laivo liekanas. Manau, kad jeigu vikingai būtų atvykę, aš tai pagalvoju, kad jie realiai be karų ten turbūt neapsėjo. Ten gali būti, kad kažkas tai su kažkuo tai su estais parūkė normaliai. Taip parūkė ir taip toliau. Tai va, bet aš prieš tą vėją apsisprendžiau, ten nebevažiuosiu iš ten giliau. Grįžau aš į Kuriosarę. Išvažiuoju, grįžtu į Kuriosarę ir žiūriu, koks fainas miestelis, ir centras, ir visi tie nuosavi namukai, ir visi tie tvarka, ir kaip čia gražu, kaip čia faina, be žodžių, aš niekaip negalime to išreikšti. Čia yra beprotiškai, fantastiškai gražu. Visas nėra kažkokio tokio niūraus vienų nuosavų namų kvartalėlio. Bliama, kaip faina, visas toks ale senamiestis, nesenamiestis. Ir naujų yra namų, bliama, kaip gražiai. O dabar išvažiuoju į centrinę tą gatvę, į tą tokį, o pradžiai, kaip įvažiuoju, čia, atrodo, nieko čia nėra. Tie namai, vienaaukščiai, dviaukščiai, atrodo, ką čia primuosiu. Bet kai tu čia pasivažinėjai, kaip čia faina. Man vakar stogą nunešė. Galbūt dėl to, kad kažkokiu tai pakvėpavau kokį nors meilės eliksyrą ir aš sakau, I love you, Kuriosare. Super. Dabar važiuoju kažkur tai pavalgyti. Nepavalgyti, kavos atsigerti. Ir į ten tą šiaurinį miestą. Pasižiūrėjau pagal orus, kaip pusė visą laiką į nugarą. Super. Iki.